Sveiki, antra dalis. Dabar tai, kaip veikia mūsų šita online parduotuvė. Mes esam klientai parduotuvės, kuri veikia online ir parduoda aukso luitelius nuo 1 gramo iki 100 gramų. Taigi, aš esu klientas ir aš padarau užsakymą online, nusiperku šitą auksą. Tačiau nesumoku visos sumos, nes 2 luiteliai 100 gramų kainuoja 7000 eurų. Mes 7000 eurų neturim. Ką mums leidžia padaryti kompanija? Ok, aš nusiperku tos 2 luitelius, bet aš tų 7000 nesumoku, įmoku tik tai 375 eurus. Taip, man atsiunčia faktūrą mano vardu, kad aš nusipirkau tos luitelius. Tačiau, kai vykdysiu sąlygą ir pakviesiu 2 klientus, man 2 klientų užtenka visam gyvenimui turėti kvalifikaciją. Kai aš pakviesiu 2 klientus ir tie klientai padarys tą patį, ką ir aš padariau, nusipirks aukso ir pakvies kitus 2 klientus. Taip, ir atsistosim, o čia yra aukso parduotuvė. Taip, nes turim karutį plius minus įdėti mūsų, taip, už 7000 eurų turim nusipirkti. Okay? Mūsų auksas yra biržoje. Šiandien kainuoja 1 gruodžio diena, 32,41. Kai aš padarau užsakymą, mane kompanija įdeda į staliuką. Taip, mano vardą įdeda į staliuką į viršų. Taigi, aš dabar jau čia, nes aš anksčiau esu atsistojus. Ateis vienas žmogus ir staliukas suskils per pusę ir šitas žmogus gauna pinigus, o aš tada einu į apmokėjimą. Viskas vyksta labai paprastai. Už tai, kad aš padariau reklamą mano kompanijai ir kad atvežiau 2 pirkėjus, man kompanija sumoka auksu. Man sumoka auksu, tikru auksu. Jeigu aš to aukso nenoriu, aš kompanijai vėl parduodu. Įdedu į tą karėlį, kaip vadinasi, į vežimėlį ir aš parduodu tą auksą. Ir man pinigus uždeda į mano banko kortelę. Nejaugi tai yra sunku žmonės. Reikia tik kalbėtis ir informuotis. Klauskite informacijos privačiai.